Gerai, mėlyjeji, labai trumpai pakalbėkim, nes aš vėl esu naujoj vietoj ir norisi man truputėlį pailsėti, ar ne? Tai aš vis dar esu beveik nuo 107K šorte, per visą tą laikotarpį jį išlaikiau, buvau dar įlindęs į hedge long, ar neturėjom gražų, ir aš jum į priekį. Vėl kaip, tiesiog kaip taisyklė, nemokamai duodu. Į priekį pažymėjau zoną, nuo kurios būtų verta irgi šortinti, ar ne? Tai čia paskutinį kartą kalbėjau, tai turėjom Tap 1, Tap 2 ir Tap 3 dar nebuvo pažymėtas, bet dabar jau yra pažymėtas, ar ne? Tap 3 ir dar Tap 4 turėjom. Tap 4 būna, kai būna retestas, realiai, į Tap 3, ar ne? Būna retestas, reiškia, duoda dar vieną šansą jums įlysti į tradą. 3, 1 tap, 2 tap, 3 tap, retestas, šitoje vietoje galima įlysti tradą ir į apačią nurovę. Labai gražus šortas, labai gražus šortas. Ir svarbiausia, daviau į priekį, galite pasižiūrėti, paskutinį kartą, kai žiūrėjom Bitcoiną ir pamatysit. Tai va, labai gražiai. Ir toliau šitą range'ą savo gražiai galima ar ne treidinti. Labai gražiai galima treidinti. Vėl demand zona, nauja supply zona sukurta. Šita labai svarbi zona yra 98 ir tuo pačiu turim čia single printus šitoj vietoj. Tai reiškia, šitoj vietoj labai greitai kaina krito ir nepaliko daug orderių. Todėl šitoje vietoje labai yra trapu ir galima netgi su jėga greitai pravaryti ir sutampa būtent su šita 98 zona, beveik 99. Tai va, viskas labai paprasta yra. Labai paprasta. Ir viskas. Kokie artimiausi dabar treidai ir neturėtų būti. Kokie turėtų būti artimiausi. Viską prasitrinkim, viską gražiai pasidarykim. 1F3. Tepus nusiemam. Šitą longą nusiemam. Švaru, gražu, galim žiūrėti toliau. Tai mes turim šitą gražų range'ą. Ir mes norim toliau pažiūrėti, ar mes jį galim išlaikyti, ar ne? Dažniausiai, jeigu mes nueinam, ar ne, iki equilibrium, šitoj vietoj, kai mes range'us treidinam, yra didelė tikimybė, kad mes vėl suformuosim kažkokį tai liquidity curve. Kad ir čia prasideda, čia vis didesni high ir po apačią vis kaupiant didesnį atstumą, ar ne? Tai logiškiausia būtų vėl, kad mes pradėtume kilti ir galbūt naują suformuotumėm Tap 3. Ir tada liquidity curve. Ką mes turim gauti? Breakout structure, open interest. Jeigu pradedam leistis, paliekam FVG. Galima sukurti čia papildomai į FVG zoną, jeigu nesinori čia viršuje lysti. Ir čia būtų kaip trečias, toksai konfirmacija, ar ne? Ir tada raunam jau iki apačią ir pravalom tos 84. Tai vat, viskas gan paprasta. Tai vat, tai ko aš noriu? Nuo kurios zonos? Nuo čia. Nuo čia aš noriu. Setupas yra preliminarus. Už rimtą nepaimkit nei 96 stop lossą, nei 94 entry. Jūs pirmą turite sulaukti, kai kaina pradeda važiuoti. Turite turėti zoną. Kai lenda į tą zoną, ieškom breakout structure ir ieškom open interest divo. Ir tada, kai kaina jau pradeda leistis, gaunam breakout structure, galbūt ir antrą gaunam, tada norim lysti tradą. O ne tada, kai viršui ir vis dar kyla ir va čia atidarom ir bum, mus išmuša. Galima. Jeigu turit gerą stop lossą ir daug neprarasit ir bus gera rizikos kontrolė. Bet smagiau yra, kai pradeda leistis. Ir tada jau tikrai jau matome silpnumo rinkoje. Ir jeigu dar žiūrit tokį dalyką kaip CVD, reiškia, ar daugiau yra longų ar shortų ir mokate tai interpretuoti,
tada iš vis bomba. Jeigu norit viso to išmokti, užsukit pas mus oskarastrading.lt arba į mūsų telegramą Oskaras Trading. Visi linkai yra mūsų bio, ar ne, nueinat, pasižiūrit ir viską rasit. Ir tiek čia vakarai. Tikiuosi pasimatysim ryt ir prisijungit prie mūsų, tradinkit, uždirbkit. Važiuojam, liuksas užmetam. Ir jeigu turi klausimų, būtinai parašykite ar į komentarus, arba galite susirasti mūsų telegrame ir privačiai parašyti.